Kadangi pastaruoju metu visi nemažai šnekam, aptarinėjam tą pasienio įtvirtinimų temą, lyginam, ką pasistatė Lenkai, ką statosi Estai, Latviai, svarstom, kokių mums patiems reikės pasienio įtvirtinimų, minų. Tai šiandien mudu su Seira nuvažiavom prie vienos gražiausių pietų Lietuvos upių Zapsės, pasižiūrėti, kaip atrodo tokie įtvirtinimai statyti 20 amžiaus viduryje prieš pat Antrąjį pasaulinį karą, pirmosios sovietinių okupacijos laikais, kai šitas kraštas jau buvo Sovietų sąjungoje, bet tuometinė sovietų valdžia ruošėsi karui su Vokietija, nepaisant to, kad galiojo Ribentropo-Molotovo paktas ir palei visą vakarinę sieną pristatė daugybę tokių įtvirtinimų, kurie išliko iki šiol. Ir turbūt įdomiausia juos žiūrėti ne kažkur vidury ariamų laukų, o va tokioj vietoj kaip prie Zapsės, kur galima ir į upę kojas pamerkti šaltą ir pirmom pražydusiom gėlėm, žibutėm ir žalčiaunkių pasigrožėti. Ir šiaip yra nuostabi vieta, iš tikrųjų rekomenduoju, kas domisi tokiais karo įtvirtinimais, keliavimu po Lietuvą. Tai prie Zapsės vienoje vietoje galima rasti iš karto 3 tokius bunkerius. Vienas yra prie pat upės, kirtime, gaila, ten anksčiau labai gražus senas miškas buvo, o kitas dešiniai kelio pusėje, dar 3 kairiai. Tai prie kelio pamatysit, aišku, pirmiausia, bet bus įdomu paieškoti, kokie jie yra prie upės.